ką, pasirodo nemažai pas mane yra moterų, kurios mane sekate ir netaupote savo vaikam vien tik todėl, kad galvojate, kad pasirašyti įmoką reikia būtinai su 100 eurų. Tai aš jums galiu pasakyti, mano mielos moteris, nebijokite su manim konsultuotis ir nebijokite atsidėti savo vaikui, kol galite bent jau 1 eurą per dieną, o po to, kai galimybės leis, jūs galėsite atsidėti ir 100 eurų, ir 150 eurų ir taip toliau. Šiai dienai mes žinome, kad mums valstybė grąžina net apie 125 eurus į mūsų sąskaitą už vaiką. Jeigu matote, kad šitos visos pinigų sumos negalite dėti į kaupimą, jūs galite pasimažinti ir dėti 30 eurų. Tai yra 1 euras per dieną ir jūsų vaikas bus draustas 24 valandas per parą nuo traumų ir nelaimingų atsitikimų, gyvybės suma, kritinių ligų draudimų ir kur jūs bevažiuotumėte atostogauti, jūsų vaikas turės labai didelės apsaugas. Mūsų draudimas Lietuvos rinkoje yra tikrai labai geras, labai stiprus ir tikrai išmokos jos yra gan didelės, kai atsitinka trauma ar neduok Dieve kritinė liga. Lygiai tas pats galioja ir suaugusiems. Jeigu negalite šiai dienai skirti savo didelės įmokos, pradėkite nuo 1 euro per dieną, tai yra 30 eurų per mėnesį.